Sveiki bičiuliai, pas mus šiandieną Art by Audra TV studijoje yra dar vienas svečias ir pasakysiu, tikrai labai yra įdomus svečias, Irina. Sveiki. Taip, kurie užsiima Masažų studija Klaipėdoje yra su 8 masažo meistrais. Tai apie tai ir norėčiau papasakoti šiandien. Klausykit, aš pasakysiu taip, aš nesu dažnas svečias pas masažuotojus, bet esu buvęs tikrai ir yra man jie padėję. Kai skaudėdavo nugarą arba tiesiog rankos, būdavo įdomu. Tačiau kodėl man buvo įdomu pasikviesti Iriną, kad jinai papasakotų apie jų darbą, jų specifiką trumpai. Reiškia, nes aš labai tikiuosi, kad bus ir kitos laidos, jau kur mes kalbėsime konkrečiau, o dabar padarytumėm šitą įžangą. Klausyk, Irina, žiūrėk, aš kaip paprastas žmogus iš gatvės. Nu gerai, man dabar niekas neskauda, ar ne, ten nieko nėra. Ar tai būtina žmogui vis tiek turėti kažkokį tai, reabilitacijos laiką skirti tam, kad daryti masažus, kad neužsileisti savo organizmo? Taip, masažai iš tikrųjų, jie ne tik padeda esant konkrečiai situacijai, jau esančiai problemai, įtampai, skausmui pamažinti, Taip. Bet masažas veikia kaip profilaktinė priemonė, kad tos įtampos neįsisenėtų, ar ne, ir nereikėtų tada eiti viso kurso 10 kartų, o užtektų, tarkim, eiti į masažą kartą į 2 savaitės, kartą į mėnesį, čia priklauso nuo galimybių. Supratau. Ir nebūtinai tai yra finansinių galimybių, dažnai laiko galimybių. Šiuo metu žmonių tempas gyvenimo labai intensyvus. Taip. Ir atrasti laiko yra sudėtinga. Tai mes padėjom klientams išspręsti šitą problemą, įvesdami abonementų sistemą, Taip. kuri kaip ir įpareigoja klientą ir skatina jį apsilankyti profilaktiškai pagal jo galimybės ar kartą į mėnesį, ar kartą į 2 savaitės, ar pasimti kursą, pabandyti skirtingus masažus. O tai palaukit, dabar jūs, tai čia kur jūs esat ir kaip čia? Taip, mūsų studija yra Tilžės gatvėje 38, labai patogi vieta Klaipėdoje, miesto vidurys, tarp Avitelos ir Lidlo Šilutės plente. Taip. Tai turime aikštelę pasiūlyti klientams nemokamą parkavimo. Ir pas mus įėjimas iš gatvės, jeigu kas važiuotų pro šalį, pro Tilžės gatvę, galėtų pamatyti mūsų žalias namas, mes esam 1. aukšte, yra iškaba. Ir studijoje turime 4 kambarius masažo ir 8 meistrai dirba, kaip minėjau. Supratau, bet jeigu aš dabar turiu abonentą, aš vis tiek turiu suderinti laiką tam, bet kada ne? Taip, užsirašyti yra keli būdai, kaip kam patogu. Negalim tiesiog paskambinti telefonu. Galima užsirašyti per mūsų online kalendorių. Jūs tada matytumėte visus laisvus laikus, jums patogias dienas, galite pasirinkti meistrą ir užsirašyti nereikės net paskambinti. Klausykit, o kokia jūsų komandos yra istorija? Žinot, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie krepšinį, toks trumpas intro. Aš nesu krepšinio fanas. Aš nebent pasižiūriu, kai Lietuva žaidžia su kuo nors krepšinio. Kai klubai aš tiesiog nesuprantu, kaip ten 10 vyrų ten bėgioja paskui vieną kamuolį, bet kai eina kalba apie Lietuvą, aš visada užmės sekai. Kodėl aš tokį intrą nukreipimą? Dabar Lietuvos krepšinėje keičiasi kartos, ta prasme, kokia istorija, kad senoji karta, kuri mums parveždavo medalius, jie keičiasi. Ateina nauja karta, kur reikia dar šiek tiek patirties, ar ne, vis tiek pasilygini, o kas žais, ar ne, ir kokių rezultatų tikėtis. Vat jūsų komandos istorija, pavyzdžiui, ar ne, kokie masažuotojai, kokie gydytojai dirba. Tai visa istorija prasidėjo prieš beveik 4 metus, kai aš netikėtai pakeičiau profesiją. Šitaip netgi? Taip, prieš tai aš dirbau pirkimų srityje, vadovaujančios pareigos buvo, bet atsirado laiko gyvenime ir aš prisiminiau seną svajonę išmokti daryti masažą, Taip. Nes darydavau namie savo vaikams. Ir visada galvodavau, kaip čia padaryti teisingai, kad būtų su nauda tas masažas. Tai prieš 4 metus atsirado laisvas tarpas gyvenime, baigiau masažo kursus tiesiog. Taip. Ir pradėjau dirbti. Sugalvojau pabandyti ir man labai patiko. Tik tai tiek, kad po truputį daugėjant klientams, daugiau dirbdavau, kad priimti visus ir kai jau viena nebespėjau, mes pradėjom dirbti su meistru Rimu.
vėliau prisijungė dar 2 meistrės ir tų klientų ratas tiek yra užsisukęs, kad aptarnauti visus klientus mums jau reikia, pasirodo, 8 meistrų. Įskaitant tai, kad mes dirbam kiekvieną dieną ir šeštadienį, ir sekmadienį. Šitaip ne. Taip, nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Supratau. Tai va, tai ir kiek mes plėsimės priklausys nuo mūsų klientų rato. Gerai, tada toks jūsų kokia sėkmės istorija, aš turiu menį, iš jūsų darbo vis tiek būna ten atėjo labai sunkus, pasakyti ligonis, galbūt, ar ligonis, gerai tenais, nors ligonis ne vien tik tas, kas temperatūros turi, ligonis gali būti ir žmogus ten, kur viskas skauda. Kuris blogai jaučiasi. Taip, teisingai. Sėkmės kokią nors istoriją galite, bet tokia, kur jums įsiminė, vis tiek jūs daugiau matėt. Tų sėkmės istorijų iš tikrųjų yra daug, kai kurios yra panašios, bet pagrindinės problemos klientų, kurie ateina pas mus, tai yra įtampos raumenį, tokios stiprios, kad nuo to jie jaučia galūnių tirpimą. Tarkim, rankų pirštų tirpimas ar kojų pirštų, arba skausmas eina į koją. Dažniausia priežastis to yra įsitempę raumenis. Tai labai gerai, kad pirmas žingsnis, ką daro žmonės, jausdami diskomfortą kūne, kad ateina į masažą. Tai yra pirmoji pagalba. Jeigu tai yra raumenų įtampos sukelta problema, tai mes padedam ją išspręsti. Dabar jeigu aš pavyzdžiui neinu, ką man čia reikia, aš pakentėsiu, ar ne, tenais ir taip toliau. Kaip toliau pas žmogų viskas vystosi, kad iki kokių pasiekmių? Ta įtampa jinai pati nepraeis, arba žmogus turi daryti mankštas tempimo pratimus, arba eiti į masažus ir mes masažo būdu pratempiam. Jeigu nieko nedaryti, tada problema įsisenės tiek, kad pradės jausti tokius reiškinius, kur jau galvos, kad jam reikia kompiuterinės tomografiją pasidaryti, nors iš tikrųjų tai yra tik raumenų skausmai. Ir yra klientų, kurie ateina ir sako, man daktarai viską ištyrė, pasakė, nieko nėra. O man, tarkim, tirpsta rankos. Tai stipresnio masažo pagalba tą galim išspręsti, arba masažo kursą padaryti. Nuo 5 iki 10 masažų paprastai užtenka, priklauso, kiek ta problema yra sena. Supratau, dabar jūsų amžiaus grupė, pavyzdžiui, pagrindinių klientų jūsų, kurie ateina masažuotis. Iš tikrųjų, gal pagrindinis amžiaus grupė būtų nuo 30 metų iki 50. Nuo 30 metų jau? Taip, daugiausia klientų yra tie, kurie dirba sėdimą darbą. Bet jie jauni yra. Taip, sėdimą darbą dirbant labai, iš dalies, sakyčiau, traumuojasi tas kūnas, ar ne, nes sėdint sustingsta limfos sistema, kraujotaka, rankom dirbi ar ne tik prie klaviatūros, jos truputį pakeltos, tai tas nors šiek tiek pakelta ranka apkrauna pečių juostą visą. Tai šita pagrindinė įtampa yra pas žmonės, pečių juostos įtampa. Taip. Tie, kas dirba fizinį darbą, jie kadangi juda, jie išjudina tą kūną ir pagerina kraujotaką ir pats kūnas susitvarko dažnai su įtampom. Supratau. Tai ateina ir iš tikrųjų ir jaunimo, ir ateina žmonės ir su vaikais papramogauti tiesiog į masažą. Kaip papramogauti su vaikais? Tai labai populiaru Lietuvoje yra dovanoti masažus. Iš tikrųjų yra tokia kultūra išsivyščiusi, labai daug perka kuponų. Pas mus svetainiai yra svetainės, kurios prekiauja dovanų pasiūlymais. Labai įdomu, pirmą kartą girdžiu, žinok, bet labai įdomu. Ir padovanojo, ten su vaikais gali ateiti ir yra ką vaikams? Mes darom ir vaikams masažus. Ir vaikams masažus? Taip, darom ir vaikams. Būna, ateina ir atveda ir 2 vaikus, ir ateina mama su dukra. Tai kuponų dovanojimo kultūra labai daug klientų mums atveda iš tikrųjų ir dalis klientų ir lieka, ar ne, ypač tie, kas turi problemų. Tai šiais laikais nebeperka dovanom daiktų, kad apkrauti ten sekcijas ir panašiai. O perka įspūdžius, pramogas, patirtis naujas, sveikatą dovanoja. Klausykit, man būtų su vaikais. Vaiką pasodinti pas kirpėją, žinai, kad jisai ramiai sėdėtų, kol jie apkirps. Ten iš tikrųjų dalykai yra. O jie ramiai, ta prasme, guli, kol jis ten masažuoja, ten pėdutes, nežinau, ką ten reikia masažuoti. Kaip ten? Vaikų masažas, jisai trunka 40 minučių arba valandą. Nesenai turėjom berniuką 9 metų, mama atvedė.
valandos laiko. Tai buvo klausimas iš tikrųjų, ar vaikui nebus per ilgai. Bet po masažo jis išėjo labai patenkintas, sakė, laikas neprailgo ir jisai užsirašė jau šį šeštadienį kartu su tėčiu į masažą. Geras. Tai dažnai žmonės ateina iš tikrųjų atsipalaiduoti, pailsėti, patirti tą masažų naudą, todėl kad masažo metu prisigamina ir laimės hormono. Ar ne? Veikiant per raumenis, prisilietimo pagalba, žmogus iš tikrųjų kartais mes pastebim, kad prieš masažą atėjo susikaustęs, ramus, tylus žmogus, ar ne, Taip. O po masažo jūs neįsivaizduojate, atrodo kaip du skirtingi žmonės. Išeina atsipalaidavęs, laimingas, šypsena iki ausų ir jo nuotaika pagerėjusi. Iš tikrųjų masažas rekomenduojamas kaip priemonė prieš depresiją, tai pat irgi pagerina tą pojūtį savo kūne, tokį balansą atstato iš tikrųjų. Eina, žinokit, aš tiek jūsų įdėmiai dabar klausausi, tai vat jūsų žodžiai, ar ne, aš galvoju, kaip man nuotaika dabar gerė, nors jinai neprasta yra. Jūs tą energetiką perdodat, iš tikrųjų. Vieno kalbėjimo. Taip, bet pas jūs yra, tai iš tikrųjų, aš taip jaučiu, tiksliai galvoju, kaip gerai, taip. Tai mes labai orientuojamės į klientą ir į jo poreikius, iš tikrųjų. Į jo poreikius mes statom aukščiau savo. Dėl to mes ir dirbam nuo 9 ryto iki 9 vakaro, kiekvieną dieną, kad žmogui būtų patogu užsirašyti. Ne visi gali darbo metu atvykti, nors iš tikrųjų apkrovimas, masažo pas mus yra nuo ryto iki vakaro, tikrai pilni užrašymai. Bet labai daug nori savaitgaliais ir masažų 2 nori savaitgaliais ir vakarais. Tai darom ir tokius masažus, kur kambarys statom 2 stalus masažo ir vienu metu 2 meistrės atlieka masažą 2. Bet ten, tu prasme, jeigu ne vyras ir žmona, vis tiek atskirtas, jeigu yra ta pati patalpa, ar kaip? Dažniausiai nori vienoje patalpoje, nebent tai būtų... Jeigu vyras ir žmona, gerai, o jeigu jie svetimi žmonės? Ne, tai svetimi ir darome atskiruose kambariuose. Taip. Kartais ateina, tarkim, brolis ir sesė, tai taip, mes tada pasiūlom atskiruose kambariuose. Gerai, dabar man labai yra įdomu ir judėkim link techninių dalykų, ką aš turiu omenyje. Aš sakau, aš nesu pažengęs masažuose ir žinau iš bendrų tokių kalbų, ką paprasti žmonės kalba apie masažų mokyklos, jos yra skirtingos tenais. Reiškia, Taivano yra tokia kažkokia taivanietiška. Rytų. Gerai, rytų kažkokia, pavyzdžiui, kitų ir taip toliau. Aš nesu giliai įlindęs. Kokios pas jūs yra technikos masažai? Mūsų masažai remiasi klasikinio masažo technikom. Iš tikrųjų, iš kurio yra kilusios visos kitos technikos. Yra klasikiniai pagrindiniai judesiai ir principai, kuriuos kažkiek pakeitus, adaptavus, galima skirtingus masažus atlikti. Tai pagrindinis ir būtų klasikinis atpalaiduojantis masažas. Patys populiariausi pas mus yra nugaros, tai yra nugara, pečiai, kaklas, galva arba viso kūno. O taip pat darome ir stipresnius masažus, gilių audinių, trigerinių taškų, dar labai aktualūs yra limfodrenažiniai masažai. Aktualu, kam sutrikusi limfa, prasčiau nuteka, tinsta būna ir galūnės tinsta, prisikaupia skysčių organizme, tai padedam žmonėms ir tuo klausimu. Supratau. Dabar ar yra pas jūs darbe, dabar vis tiek jūs kaip jau komanda dirbat kažkokios tai naujovės, nes pasaulis vietoj jisai nestovi, ar ne? Taip. Jūs prisiminkit, kaip pavyzdžiui prieš 30 ar 40 metų, reiškia, tvarkydavo dantis. Aš vaikas tada buvau ir aš bijodavau eiti iš tikrųjų į stomatologinį, pas gydytoją dantis tvarkytis. Dabar tai iš vis jokios problemos tenais, kaip yra pažengę. Tai aš taip įsivaizduoju, kad kažkas tai panašaus yra ir jūsų masažų srityje, ar ne? Kad vietoj nestovi. Tai ar yra kažkokios tos naujovės? Viena iš tokia masažų krypčių yra labiau į grožio sritį orientuota, ar ne? Ten, tarkim, anticeliulitinius masažus atliekam. Jie ne tai, kad sveikatai pagerinti, bet išvaizdai. Moterims labai aktualu, ypač artėjant sezonui bikinių, tai pas mus tas srautas prasideda jau balandį, nes daug kas važiuoja atostogų, ar ne? Tuo metu kažkur į šiltus kraštus, tai jau pradeda rūpintis moteris savo išvaizdą. Kai šortus užsideda, iškart išlenda. Ir veido masažai, tai ką mes įvedėm naujo, atliekam ne tik klasikinį veido masažą, bet ir rekonstrukcinį veido masažą, kuris žymiai giliau ir efektyviau
padeda sumažinti tas smulkesias raukšleles, atstato veido kontūrus ir masažuojama ne tik veidas, iš tikrųjų ir dekoltė zona, ir visas kalpas išmasažuojamas, pečių juosta. Tai toks rimtas 1,5 valandos masažas. Bet jūs kažkaip tai rekonstruojat žmogų iš naujo. Rekonstruojam, taip, skulptūruojam, ar ne, veidą. Tai va, na, įvedėm, kadangi sezonas šaltasis ir žmonės nori šiltų pojūčių, tai karštų akmenų masažas pas mus iš tokios spa elementų. Yra. Taip. Ir masažas karštų akmenų, masažas 2. Lygiai taip pat galim vienam kambarį, porom atlikti. Ir dabar pabaigai norėčiau dar paklausti klausimo, reiškia, dabar jeigu kalbėti apie mūsų ateities laidas, kurios čia būtų, reiškia, kokios temos būtų? Ten 1, 2 ir 3. Vat, man, pavyzdžiui, jūsų akmenų masažas, tai yra, man pačiam būtų labai įdomu, ta prasme, kaip viskas vyksta. Tai, vat, pavyzdžiui, būtų galima vieną laidą padaryti su akmenų masažu, ar ne, kur jau giliau papasakotumėt. O kiek dar kokių temų galėtų būti? Na, iš tikrųjų, ką mūsų klientai dažnai klausia po masažų, tai mes duodam labai daug patarimų, iš tikrųjų gerų patarimų, praktinių, kaip likti sveikam savo kūne, ką reikia daryti, kokius pratimus, ko nedaryti, į ką kreiptis, kaip tą sveiką gyvenseną palaikyti. Tai labai aktualu, aš manau, kiekvienam yra iš tikrųjų. Savimasažo kažkokią pagalbą, ar ne, ką pats gali savo padėti, kažkokius tempimo pratimus, ar lankyti kokias sporto šakas, na ir papasakoti iš tikrųjų tų sėkmės istorijų, kurių mes turime. Taip, būtinai. Kurias po reklamos papasakosim. Taip. Taigi, bičiuliai, aš labai tikiuosi, kad jums įdomu lygiai taip pat kaip ir man ir sekite visą ciklą laidų apie masažus ir dar daugiau pasakysiu. Jeigu jums kils klausimų, peržiūrėję video, galite klausti, rašyti. Irina mielai jos atsakys sekančiuose mūsų laidose. Na ir visus kontaktus Irinos, ta prasme, jūs matysite šio video pabaigoje. Tiek Facebook kontaktus, tiek telefono kontaktus. Ačiū Jums labai, Irina, kad Jūs apsilankėt pas mus, pabuvote. Tikiuosi, kad ir sekantį kartą mes susimatysime. Ačiū, Linai. Prašau. Iki. Iki, bičiuliai. Iki. Iki.